Sveiki, su Jonas Tertelis, ačiū labai, kad pakvietėt vėl čia dalyvauti. Šiek tiek nustebau, kurioje programos vietoje aš atsidūriau, nes tiesą pasakius galvojau, kad būsiu kitą dieną, bet atsidūriau, kur atsidūriau. Rašydamas tą trumpinį, aš neprisimenu, ką aš galvojau, bet buvo daug minčių. Ilgai dirbau prie pavadinimo ir dar ilgiau prie to prašymo, nes buvo daug klausimų pakeliui ir kažkaip susiformulavo tokia kažkokia keista nesąmonė, kurią pavadinau kaip pats savo, kai grįžau prie jos. Ir kas čia per artikuliacija, kas čia per atmintis, kas čia per šokis, kas čia per kaitra, ideologijų ir dar kažką. Ir man pagrindinis klausimas, kuris tame kabėjo, tai matyt buvo tai, kad aš negaliu to pakomentuoti, man atrodo, bet turėčiau pakomentuoti. Ir kažkuria prasme tai, kad esu žmogus tarytum šiek tiek vieną koją iš šalies, nes mokiausi ne teatro, o kino, šiek tiek kitaip formuotas ir panašiai. Aš kažkaip jaučiu, kad galbūt tos mano mintys ar tas kelias, kaip aš bandau suprasti, ką aš gali būti naudingas jum, kelti klausimus galbūt, arba gal sakyti, kad aš nusišneku ir panašiai, bet vienaip ar kitaip provokuoti diskusiją. Čia svarbu šiek tiek priminti kontekstą. Aš esu pastaruoju metu, kaip pranešėjęs, pastaruoju metu esu šiek tiek fokusuojasi į auditorijos dalyvavimo klausimą teatre. Man įdomi etika jų atžvilgių ir panašiai, ir įtraukiamumas. Ir kaip tikras auditorijos bandytojas atliepti, aš bandau pastaraisiais metais neiti į teatrą, kiek tik tai galiu profesiškai nesidomėti juo ir einu praktiškai tik tai, kai man yra asmeniškai aktualu. Tai nebuvo užmanimas, bet taip gaunasi ir vis tiek patenku tarp tų, kurie nueina daugiau nei 6 spektaklius per metus. Bet daug bendrauju su žmonėm apie teatrą, labai įvairiai žmonėm skirtingose kontekstuose, labai patinka apie tai šnekėti, jie nori su manim apie tai šnekėti. Ir man atrodo, kad labai svarbus dalykas šiame kontekste paminėti, kad teatras iš tiesų mūsų visuomeniai yra, kaip bebūtų man pačiam keista, plačiau suprantamas negu dažniausiai čia. Tik tai kitam kontekste. Žmonės teatru vadina ne tik profesionalų teatrą, bet žinoma ir mėgėjų teatrą, studentų teatrą, mokyklų teatrą, vaikų darželį teatrų vadina, kaziuko mugė teatrų vadina. Iš principo bet ką, ir dėl to jam nesudėtinga ir parlamentarus teatru vadinti. Iš principo bet ką, kur kažkas užsideda kaukę ir kažką daro, kažkokiais tikslais. Ir man šita dalis atrodo gal mums nėra tiek aktuali, bet manau visą laiką svarbu suprasti, kad jie irgi yra, grįžkim prie to žmogus erdvėje ir jį žiūrintį žiūrovas, jie yra dalis to mūsų teatro, kuriame mes dalyvaujam. Bet ir kita pusė, ką jau neuromokslai pasakoja apie tai, kad ta kolektyvinė patirtis, kuri vyksta paprastai mums įprasto dažniausiai teatro metu, veikia ne tik intelektualiniu būdu, veikia, mes sinchronizuojamės, širdies ritmas sinchronizuojasi, delta bangos sinchronizuojasi, visiškai kitaip veikia kolektyvinė patirtis negu kino teatre. Pavyzdžiui, kur galėtumėm rasti kažką bendro, bet kartu labai panašiai veikia kaip, pavyzdžiui, futbolo stadione. Tai mes turime, manau, kad to neturėtumėm ignoruoti, kaip tie žmonės, kurie irgi dalyvauja teatre, tai žiūri. Aš nesu teatrologas, aš nežiūriu ir neskaitau visų dalykų, kuriuos jūs gerbėmieji darote, žiūrite, skaitote ir panašiai. Aš jums palieku tą dalę ir pasitikiu jūsų kartais vertinimui, kartais juos tiesiog kritikuoju iš inercijos ir tiek. Aš teatrą matau kaip mediją, kaip būdą, kaip komunikacijos vietą, plačiaja prasme ir ne tik kaip patį meną iš savęs.
Aprašyme man labiausiai matyti išskirčiau šitą sakinio dalį, kuri buvo: teatras tampa itin jautria vieta, atspindinčia įtampą tarp tradicijos ir kaitos, konservatyvios ir liberalios ideologijų. Ir aš niekaip negaliu, atrodo, sutikti su šitu sakiniu, nes man kažkuria prasme teatras, jeigu aš jį žiūriu kaip į reiškinį, kurį stebi žiūrovas, aš neatrodo, kad iš žiūrovo perspektyvos teatras yra pakankamai jautri vieta. Kartais, ne visada, bet kartais būna, bet bendraja prasme, man atrodo, kad tai neatspindi net ir tų dažnai įtampų tarp tradicijos ir kaitos. Ir tiesą pasakius, man trūksta tenai tos kovos ir ne tik konservatyvios liberalios ideologijų, bet ir būtent socialistinio tų ideologinių, tos visos kovos. Aš asmeniškai manau, teatras yra konservatyvus Lietuvoje didžiąja dalim. Yra visokių kitokių reiškinių, esu matęs, galiu įvardinti, bet bendrai aš žvelgiu jį kaip į gan konservatyvų dalyką ir viena iš priežasčių, kodėl aš jį neinu, būtent tai ir yra. Bandydamas suprasti, kas tai yra konservatyvu ir liberalu, aš galvoju, ar aš pats nepasimetu tarp tokių dalykų, kad dažnai liberaliu mes tarytum. Aš bandžiau čia pats savo įsivardinti, kaip tai yra, ir galvoju, kad tai dažnai yra vienais momentais laikom kažkokią kitokybę, tarytum kažkoks išlaisvinimas iš kažkokių nusistovėjusių normų. Kitokiose kontekstuose aš tarytum susiduriu su tokiu kartų kaitos klausimo, kad sako, va čia atėjo dabar jau tie kiti, jie ten nedaro kaip darė, arba daro kaip darė, arba dar kažkas. Tai man atrodo, kad pagrindinė įtampa tarytum kabo tarp šitų dviejų tokių labai abstrakčių, labai bendrų dalykų. Bet jeigu aš juos pabandyčiau kitaip įvardinti, tai kartų kaitą aš vadinu daugiau kaip pasaulėjautų tokį skirstimą, kad yra skirtingos kultūrinės pasaulė, tokia matymas pasaulio galbūt, o kitokybę daugiau matau kaip iš tiesų, kaip jau kalbu labiau apie priemonės, kurias mes taikome, ar mes bandom ten formas, įrankius, medijas, tarpdiscipliniškumas ir kitus dalykus, kurie didžiąją dalim jau yra bandyti iš tiesų. Ir šitoje temoje ateina du žodžiai, kurie man šį pusmetį tokie buvo gan labai įdomus. Yra gal šiek tiek ironiška, kad aš su jais abiem turiu problemų, tiek su atmintim, tiek su artikuliacija, bet man pasidarė įdomu suprasti, kaip tame dalyvauja, kaip atmintyje dalyvauja ir artikuliacijai dalyvauja tiek kitokybė, tiek kartų kaita. Ir atmintį aš čia daugiau remiuosi Asmanu, dar tyrinėsiu šią temą, tai galbūt vėliau keisiu kažką, bet šiuo metu svarstau apskritai, man kažkoks buvo raktas suprasti, kad atmintis yra su tapatybės ženklu, kažkokiu indeksu, su kuo mes galime tapatinti, su kuo mes galim susisieti ir tarytum ir prisiminti. Kodėl atmintis šioje vietoje yra svarbi, aš prie to prieisiu, bet gal pirmoje dalyje yra svarbu, Asmanas mini tai ir kitų mąstytojų, istorikų ir sociologų, tas dvi grupės, komunikacinė atmintis ir kultūrinė atmintis, ir čia yra, jau šiandien mes girdėjom, komunikacinės atmintis. Komunikacinė atmintis daugiau yra susijusi su žmonėm vieni iš kitų perduodama atmintimi, o kultūrinė atmintis tokia jau, grubiai tariant, institucinė atmintis formuojama ekspertų, istorikų ir panašiai. Abidvi jos turi labai fainų dalykų ir labai nefainų dalykų. Ir faina dalis yra galbūt tai, kad kultūrinė atmintis gali būti labai ilgalaikė, komunikacinė atmintis vis dėlto yra trumpalaikė. Skaičiuoja, jie mano, kad 80-100 metų, kalbant apie istorinius dalykus, bet pati tai paradigmai galvoti apie reiškinį tokį kaip teatras, man pasirodė, kad gali būti visai įdomu. Nes teatras kaip laikina labai ir nefiksuojamas menas, tame tarytum kartais pozicionuoja kaip labai komunikuojantis tą žmonių atmintį komunikacinę,
nors iš tiesų būna iššlifavęs iki tokios institucinės pozicijos. Kartais būna atvirkščiai, bet lygiai taip pat mes jame dalyvauja ir toj komunikacinėje atmintyje ir kultūrinėje atmintyje dalyvauja tie du faktoriai kaip kartų kaita ir kitokybė. Ir ką aš turiu omenyje, kad mes labai daug žinom apie teatrą ir teatro istoriją iš pasakojimų visokių, iš tokių neformalių dalykų. Čia jau matyti šiandien esat girdėję kažką vieną kitą dalyką, rūkomajam dar kažkur ir panašiai. Rūkomasis yra didžioji ta vieta, kur mes tarytum anksčiau dalindavomės visom paslaptim pasaulio ir formuodavom savo pasaulio matymą. Savo ruoštų, kai mes kalbam apie kitokybę ir kitas formas, ar kažkokias priemonės, žanrus, bandymus ir visas kitas dalis, mes tarytum labiau apeliuojame į kultūrinę atmintį, į tas pat institucinės, į tai, ką mus mokė švietimo mokykloje, ką jau darė, kad mes darom kažkaip kitaip, mes prisiskaitom teorijų, dar kažkokių dalykų ir bandom tos dalykus daryti. Ir man atrodo, šita, aš nežinau, kur čia kas iš tiesų sueina, bet man atrodo, kad tai yra labai įdomu pagalvoti, kad teatre matyti teatras pats kaip toks su savo laikinumu niekad neatsiranda nei vienoje, nei kitoje pusėje. Tokiai gyvena kažkokioj tokioj, gal net pavadinčiau disglosijai, kažkokiam tokiam savo dualizme, kažkokia dviejų kalbų pasaulyje, tokiam savotiškam. Ir man atrodo, tas mums dažnai maišo painioja mus pačius ir neleidžia mums kažkaip tai suprast, tai kodėl dabar ta jauna karta nesielgia pagal vienus dalykus, o jie elgiasi pagal kitus. Mes jiem taikom, tarytum, statom tos lūkesčius, kas liečia formas ir panašiai. Bet lygiai taip pat ir tą patirtį, kurią turėtų tarytum atsinešti iš praeitų kartų. Ir čia man dar kyla klausimas vis dėlto šitą gal tapatybė. Čia yra vis dėlto pagrindas ir aš iš karto orientuojuosi į tapatybę ir bandau suprasti, tai koks tas teatras šiandien pas mus yra. Ir teatrą aš galiu įvardinti, kokį aš esu girdėjęs teatrą. Tai teatras yra didis, yra šventas, tada teatras buvo didis, tada teatras yra svarbus, tada teatras nyksta ir teatras nėra autentiškas. Šitų visų dalykų, matyt, galima prirašyti daug daugiau ir galima įvairią. Galima ir laiko chronologiją, aš pradėjau tai nuo to, bet po to supratau, kad jie labai keičiasi irgi skirtingose formatuose. Ir tu pradedi žmogus pats pasimesti, dalyvaudamas tame teatre, tai kas tas teatras. Ir tada tai aš čia kuriu didį, šventąjį, svarbų, ar nykstantį, ar aš čia jau nebeautentiškas. Ir kažkokiam tokiam tam apmąstymės, ieškai kažkokiu atsakymu ir tu niekad taip nežinai, kas tai yra. Ir čia randi tokį straipsnį, aš gal perskaitysiu, Gintaras vaikšto su Zemkausku ir kalba. Buvo garsus metaforinis lietuvių teatras, dabar metaforinio teatro liko mažai, ateina jaunoji karta, gal ne visa, tačiau dalis jos mėgina sekti europietiškas tendencijas, kitaip tariant, sekti madą. Garsiausi mūsų kūrėjai buvo autentiški, nesvarbu, patiko kitiems ar ne, jie buvo tokie, kokie yra ir tuo garsėjo. Turiu galvoje Eimantą Nekrošių, Rimą Tuminą, Joną Vaitkų Kauno etape, kas labai įdomu. Man šita pastraipa, aš ją kažkada nusifotografavau visiškai atsitiktinai, man yra tiek daug apie viską ir nieką ir kartu tiek daug atrodo nepasakanti, kiek pasakanti, tokia pati atrodo savyje užsipainiojusi. Ir ta pati frazė, tapatybė, jie buvo tokie, kokie yra ir tuo garsėjo. Man toks labai daug klausimų yra apie tai, kas tas tada režisierius yra ir kas tas teatras yra, kodėl tai negali būti ir šiandien taikoma, kodėl tada buvo, kokiam kontekste mes čia visi veikiam ir kaip mes čia formuluojam vieni apie kitus dalykus. Taip, bet keliaukim toliau. Yra tas antras žodis artikuliacija. Artikuliacija aš vadinu daugiau, laikau pats, tai daugiau tokių kaip dėmenių, kuris jungia dalykus, negu kad neišsiplės
Mas jums reikia. Žodžiu, kuris jungia dalykus ir užmesga naujus ryšius tarp skirtingų prasmių ir tarytum jis sujungdamas gali sukurti. Aš čia pasinaudojau ieškojau ilgai definicijos, radau tą, kuri man labiausiai tiko, iš tiesų matytų būdų yra skirtingų. Mažai iš tiesų žinau Stuart Hall, pasiradau vieną iš tų, žinau, jo kontekstas šiek tiek kitoks yra, kuriame jisai tai pasakoja, bet jis kalba iš principo apie tą patį, kad skirtingus elementus įjungiame į vientisą visumą. Ir ji nėra būtina, nulemta, absoliuti ir amžina, kitaip tariant visą laiką tokia mąstymo forma. Ir šioje vietoje man kyla natūraliai du klausimai. Kuo mes artikuliuojame, tai yra kalba, ir ką artikuliuojame, tai kaip tame dalyvauja pasakojimas. Ir kaip artikuliuojame, čia matyti, nežinau ar matosi, aš pabandžiau taip grubiai sudėti tokius du kelius Lietuvoje, kaip mes elgiamės su kalba. Ir pirmoje skyriuje yra apskritai toks laiko linija nuo Konstantino Sirvydo žodyno iki lietuvių. Matyt, svarbiausias dalykas, 2 metais pradėtas rinkti jau žodžių žodynas ir 22 metais konstitucija įtvirtinta lietuvių kalba pati kaip tokia. Kodėl šitoje vietoje greta to yra tokia keista laiko linija kaip psichologijos dalyvavimas akademinėme pasaulyje, mokslų apie sielą, žodžiu, pasaulyje. Tai man atrodo, kad mes turim tokią didelę problemą, apskritai teatre, kad mes labai daug kalbam apie emocinį turinį, jį palikdami tokiam neartikuliuotam, bet tokiam kiekvienam suprantamam kažkokiam savoje interpretacijai. Ir man buvo įdomu pasižiūrėti, kada jie čia kas ateina į tą akademinį sluoksnį. Kaip matom, kalba ateina daug vėliau, o tai yra svarbu ne dėl to, kad mes neturim žodžio emocijom išreikšti, bet dėl to, kad mes neturim akademinio teksto tam, kad įvardintumėm savo tą emociją, kad galėtumėm ją apgalvoti ir tada jau galvoti kitose kategorijose. Kitaip tariant, mūsų emocijos lieka mūsų tokiam humanitariniam, folkloristiniam fone, kurioje tarp dainų, tarp pasakų ir panašiai. Ir čia, nežinau, koks čia sutapimas ar ne, bet 71 metais susiformavus psichologijos katedra ir metaforinis teatras, kažkur man keliaujantis panašių periodų, kine poetinė dokumentika nuo 64 metų besiformuojanti. Aišku, čia mes turim dar 72 metais į Kauno pavasario įvykius, kurie pristabdo tam tikrus procesus ir visiškai kitaip perstato tą teatro istoriją. Bet man atrodo, kad čia yra tai yra laikas, kuriame mes bandom iš vienos pusės akademijoje, bandom tarytum dar aiškiau artikuliuoti savo emocinį dalyką, tuo tarpu teatre mes neriam visiškai metaforinį pasaulį, juo naudojamės, kuriame ir tai yra patogu tame laike. Ir galbūt aš ne iki galo jums artikuliuoju, bet man tai atrodo labai labai svarbus dėmuo. Ir svarbiausia dalis yra tame, kad mes jau esame tame tik nuo 22 metų esame lietuvių kalboje kaip mąstymo būdai bendrai, apskritai. Ir kitaip tariant, mes turim biškai daugiau nei 100 metų tam. Man atrodo, tai yra svarbus dėmuo, nes tai siejasi ne tik su tuo, ką mes kalbame, bet ir kaip mes galvojame. Ir šiandien dar vis turime tokių iniciatyvų, kai mums trūksta žodžių, emocijom būtent išreikšti. Ir mūsų tas dėmuo, man atrodo, dar vis tęsiasi. Grįšiu prie šito dalyko, bet pagrindinis, aš matau problemą, jeigu, gerai, gal pasakysiu taip. Kiek kalbu su psichologais, jie turi tokį kelią klausimą, kaip yra toks net anekdotų tapęs Laurinaičio pasakymas, kad mes turim 13 žodžių dubenėlių ir 1 pavydą išreikšti. Ir kad mums trūksta, akademiniai bendruomeniai trūksta labai žodžių
kuriais jie galėtų versti tam tikrus tekstus. Ir aš kiek žinau, net klinikiniai pusėje mes iš tiesų labai daug naudojame anglicizmų tai dalį. Diskutuojant apie tai, aš galvoju, ar mes tikrai neišreiškiam tų visų emocijų, kaip mes jaučiame tą pasaulį. Ir man natūraliai psichologai sako, ne, mes turim visą folklorą ir turim visas dainas, pasakas ir panašiai. Ir šiame kontekste aš galvoju, kalbant apie tai, aš galvoju, kur aš tai mačiau. Ir man tai primena labai stipri poetinę dokumentiką. Tai, kur aš matau poeziją, tą pačią poeziją, kuri nėra iki galo įvardinama, bet jį rodoma ir aš sukuriu asociatyvinį lauką tame ir mes taip randam komunikaciją. Savo ruožtu, galvodamas apie teatrą, aš matau ir teatre lygiai tą patį. Ir šitoje vietoje, man atrodo, atsiranda tokia menka problema, kad mes dalyvaujam, kalbam apie savo pasaulį ir savo dalykus, bet nesugebam jo išartikuliuoti labai konkrečiai. Prie to dar prieisiu kodėl. Bandau kažkaip skubėti. Ką artikuliuojam, turim pasakas, mūsų pasakos turi tendenciją turėti labai prastas pabaigas, labai neišvystytas pabaigas, trumpas, Jėzus Marija, 2 sakinių ir panašiai. Mes nueinam iki kulminacijos ir ten liekam. Kaip paaiškėjo, kažkai besidomint tuo dalyku, kad apskritai mes negalvojam apie tą, mūsų pasakos nesilaiko tų 3 aktų struktūros, jos laikosi iš principo formuoja tas Jo. Kulminacija iš principo sukuriama tam, kad sukurti kitą vėl veiksmą, kuris sukurs kitą kulminaciją ir dar kitą kulminaciją ir dar kitą kulminaciją. Pas mus vis dėlto nėra tikslas nukeliauti į tą 3 aktą, pavadinkime, taip pagal folkloristus taip pat. Man šita mintis duoda tokią savotišką neramybę, kad mes ir kurią galiu atpažinti tiek šiandien teatre, teatro dramaturgijai šiuolaikiniai, tiek kine, kad iš tiesų mes neišnaudojam 3 akto, kuris paprastai naudojamas tam, kad sukurti naująją tvarką, kaip pasikeičia pasaulis po to, kai įvyko viskas. Ir šioje vietoje, man atrodo, mes keliaujame kitaip tariant, mes išreiškime savo emocinę raišką, bet mes nieko iš to nepadarom. Man atrodo, kad mes esame tame. Ir tas laukas toksai, jeigu kitaip tariant, galim pasakyti su kinu labai aiškiai. Mes turime problemą, mes išsiaiškinam problemos kilmę ir mes sakom, taip, dabar jie čia gyvens su tuo dalyku. Bet kaip tai pasikeičia pasaulis, paprastai neįvyksta. Lygiai tą patį dalyką aš sprendžiau kažkada statydamas ir pasaką, ir lygiai tą pačią bėdą kažkuria prasme matau net ir šiuolaikinių dramaturgų ribose. Ar tai yra susiję būtent su pasaka, nežinau, bet man kažkokie tie 2 dalykai koreliuoja. Kitaip tariant, mes neturim būdų, kaip išartikuliuoti savo vidinių jausmų į išorę. Ir kitas dalykas, mūsų pasakojimas orientuojas į pasakojimą, tiksliau labiau į priežastį, kodėl šitie dalykai vyksta, negu į kokį pasaulį mes kursime po to. Ir tai reiškia, kad mes greičiausiai pas mus naratyvas dominuoja labiau nei fabula. Ir čia mes galim pasakyti, mums Šekspyras nėra įdomus kaip veiksmas. Veiksmas, kuris prasideda ir kuo baigėsi, mums yra įdomu užduoti klausimus visus, kurie susijęs su emocinė būsena, apie emocinę būseną, kame tai yra, kaip mes čia jaučiamės ir panašiai. Ir man kyla klausimas, kodėl mes tik dažniausiai apie tai kalbame. Na ir kas jai eina? Nieko tokio, aš nematau čia problemos tame visiškai, bet matau klausimą tada, kai tame prie viso šito lauko priskrenda auditorija. Ir tada mes atsidurėm tokiai situacijai, kad aš emocinį savo ne iki galo artikuliuotą dalyką bandau pasakoti, galiu pasirinkti tarp to, kad pasakoti kartai pasaulėjautai tokį kaip mano, arba pasaulėjautai ne tokį kaip mano, bet tam man reikia daugiau pastangų. Kitaip tariant, vyresniai kartai kalbėti, jaunesniai kartai yra sudėtingiau, kaip jaunesniai kartai gali būti sudėtingiau vyresniai. O iš tiesų pats teatras kaip įstaiga labiau orientuojasi į tą dalį, kad yra viena įvairi ištikima auditorija, tai dažniausiai traktuojama tarp 3-5% žmonių.
tos auditorijos. Ir tai įvairi auditorija, 30%, kurie ateina bent kartą per metus, pas mus, man atrodo, skaičiuojama 35% lankomumas pats teatro pagal Eurostat. Ir mes tada... Kaip? Jo, toks yra, man metodika kelia labai daug klausimų tenai, ką jie ir kodėl skaičiuoja, bet bendroje Europos kontekste mes esam gan aukštai, su 35, man atrodo, yra apie 30, kažkas tokio skaičiuojama ir panašiai. Bet šiti klausimai, kam artikuliuoja karta ir kam artikuliuoja forma, iš principo yra visą laiką, aš matau, kad kiekvienas praktiškai spektaklis užduoda tą patį dalyką. Ar jis yra NVO, ar jis yra valstybiniam teatre, jie bando arba taikytis tiem, kuriem labiau parduos, arba tie 3-5% kažkuria prasme esame mes. Tie, kurie dažniausiai eina, domisi ir panašiai, kurie stebi, čia vertina ir panašiai, jie dalyvauja ekspertų grupėse, jie dalyvauja visuose tose formatuose. Tai tada kartais klausimas, ar man labiau šauti su savo pasaulėjautą, ar taikyti formą, panašiai šitas derinamumas yra keistas. Bet kai tame ateina dar biudžeto klausimai, konkurencija su pramoginiu sektoriumi ir visu kitu, su komunikacija ir kanalais ir įtakos rovės, įskaitant politiniai trendai ir visi kiti, va čia ta šokis aplink tą laužą sukūriau šitą, kad kažkuria prasme, kad visi tie drugeliai, kurie suskrenda į tų pačių klausimų darimą, man atrodo, tas man sukuria tą klausimą, kurį aš bandžiau suformuluoti pradžioje, kaip gali atrodyti, kad nesutampa ideologiniai klausimai menininkų kūryboje, proteste ar kasdienybėje. Tada mūsų spektakliai bando atliepti tiek daug dėmenų šiandien, kad mes iš tiesų pasiklystam, kas tas teatras mūsų yra, kodėl jis yra, kaip yra ir panašiai. Aš taip galvoju. Čia trečias aktas. Dar grįžtu prie tapatybės. Jie buvo tokie, kokie yra ir tuo garsėja. Kas formuluoja tapatybę? Arba čia man yra didysis klausimas, yra Muzikos ir teatro akademija ir kaip jinai dalyvauja šitame reikale, mano alma mater. Ir kaip jinai dalyvauja apskritai šitoj formuliai tarp atminties, kultūrinės atminties ir komunikacinės atminties, kaip jį formuluoja dalykus, kartų kaitos dalykus ir kaip mes galim perduoti vieni kitiem dalykus. Ir lygiai taip pat tos pačius dalykus eksperimentinė prasme. Ar kitaip tariant, ar Muzikos ir teatro akademija formuluoja, tiksliau, ar artikuliuoja dalykus, ar jį juos jungia. Ir man atrodo, šiandien neužtektinai jį tą daro. Ir mes nelabai turime to dalyko, kurio aš, man atrodo, aš nerandu jo niekaip, kaip suformuluoti tai, kas yra ta lietuviško teatro kalba. Ir ją jaučiu. Ypač jaučiu, kai nuvažiuoju pas latvius dirbti, ypač jaučiu, kai bendrauju su estais. Matau kolegos, kurie dirbė su lenkais, gal tikiu, kad ir jūs turite įžvalgų tame ir mes turime tą savo teatro kažkokią kalbą, bet mes jos kažkaip neišartikuliuojame. Ir dabar mes esame mete, kuriame savotiškai dėl ir geopolitinių situacijų mes atitrūkom nuo tos Maskvos ir Peterburgo mokyklų bambagyslės. Ir man atrodo, mes esam pakankamai subrendę, turintys labai skirtingų patirčių, labai skirtingų pradėti ją artikuliuoti. Klausimas, kaip tą daryti. Ir šią savaitę man pasiūlė buvau tokioj paskaitoj Kazumi Sugimura. Ir būčiau gal net nesugalvojęs, bet tas žodis dialogas ir ministerijos šiemet nuolat kartojamas dialogas man tokį mestelė iš karto mintį su tuo. Ir Kazumi Sugimura iš tiesų tyrinėja, kaip paaugliai formuoja savo tapatybę ir kas yra svarbu tame. Jie bendradarbiavo su Lietuvos tyrėjais, jie darė tuos pačius tyrimus labai skirtingose kultūrinėse srityse ir ieškojo bendrumų ir šiek tiek pristatė juos birželio 22 dieną Vilniaus universitete. Ir yra tokie 3 dalykai, kuriuos jie sako, kuriuos būtina svarbu labai užtikrinti besiformuojant paaugliui, tai gal juos galima pritaikyti ir teatrui, aš taip pagalvoju. Ir vienas iš jų yra trust matters, labai svarbu pasitikėti paaugliais ir kad būtent tas ryšys su tais paaugliais, su besiformuojančia karta ir su
ir su tėvais, tas ryšys yra labai svarbus dėmuo vystymuisi. Negotiated reality yra apskritai, kad galima perrašyti nusistovėjusius kanonus arba scenarijus socialinius. Kitaip tariant, nebijoti perrašinėti juos ir tai daryti kartu, neatskirai, nepasislėpus, kažkuria prasme, ką mes čia darom. Ir skatinti ir labai gerai pažinti savo embrace your roots, kaip čia pasakyti, šaknis jo, kilmę. Ne tame, man atrodo, kad svarbu suprasti, iš kur tai eini, kad tu tai nutęsi. Bet man atrodo, aš visą laiką istoriją traktuoju, kad svarbu suprasti istoriją ne dėl to, kad tu esi jos tąsa, bet dėl to, kad tu tai darysi. Tik tai tu gali laiku atpažinti dalykus, kuriuos gal tu nenorėtum daryti arba panašiai. Ir man atrodo, kad taip suprasti pokytį, kuo tu gali atpažinti savo savyje jau kultūrinius reiškinius ir galbūt juos keisti. Ir va taip galbūt mes galim patruputį, atrodo, galbūt galime suformuluoti tai, kas yra Lietuvos teatro ta kalba. Ir ta, man atrodo, kalba galbūt ir gali būti tas dėmuo, kuriame galima tada atsistoti su pozicija, ant kurios galbūt gali, jei taip galima reikšti, gali formuotis ideologinis teatras, vienoks ir kitoks. Čia toks mano pamąstymas, bet man atrodo, to pagrindo tapatybinio labiausiai šiandien trūksta, kad pas mus rastųsi radikalūs, kairieji, dešinieji, liberalūs, visiškai eksperimentuojantis reiškiniai ir turiu omeny ne žmonės, o būtent spektakliai arba teatras, ta plačiaja prasme. Gal pradės vaikai darželį irgi daryti. Protesto. Kultūros protesto spektaklius. Ačiū Jums.